Ar žinojai, kad šie du veiksniai gali įtakoti svorio augimą menopauzės metu? Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė ir šiame video noriu pasidalinti, į ką reiktų atkreipti dėmesį, jeigu matai, kad menopauzės metu svoris auga, nors mitybos įpročiai beveik nėra pasikeitę. Tad du dažnai nepastebimi veiksniai yra stresas ir miego trūkumas. Mažėjant estrogenų ir progesteronui, mūsų organizmas tampa jautresnis stresui. Kai patirime stresą nuolatos, kortizolio, streso hormono lygis padidėja. Ilgą laiką išliekantis padidėjęs kortizolis gali skatinti didesnį alkį, stipresnį potraukį saldumynams, pilvo srityje besikaupiančius visceralinius riebalus bei miego sutrikimus. Kai neišsimiegame, organizmas prasčiau reguliuoja alkio sotumo signalus. Dažniau norisi greitos energijos šaltinių. Dienos metu jaučiamės pavargusios ir mažiau judame. Tad visa tai gali prisidėti prie svorio augimo. Tad ką būtų verta išbandyti? O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.